Sveiki, mano vardas Tadas ir šį video aš filmuoju nuo 2022 metų spalio 20 dienos. Kaip suprasti, ar ne? Taigi, tą dieną aš nufilmavau vieną video, kurį aš turėčiau daryti po metų, tai yra šiandieną. Tik tiek, kad turbūt šitas video nepasirodys iš karto, biški pavėlos, bet nieko tokio aš manau. Tai ir aš pažiūrėsiu, ką aš tame video sakiau, kokia mano padėtis tuo metu buvo gyvenime ir kokia yra šiandieną, mes palyginsime ir pažiūrėsime, ar aš kažkiek bent progresuoju savo gyvenime, kas būtų labai įdomu pažiūrėti iš tikrųjų, nes atrodo, gal kad progresuoju, gal ir ne, šiaip net pačiam įdomu pasižiūrėti. Tai va, aš turiu šitą video, kuris buvo užvadintas atidarytis 23 metų spalio 20 dieną, kas yra šiandieną, ir aš jau matau pasikeitimą. Tai yra mano plaukai. Tai yra šukosina, jinai yra pasikeitusi. Taip pat, ką matau pasikeitimą, tai yra fonas. Fonas ten ir fonas už manęs. Tai jo, yra pasikeitusi mano gyvenamoji vieta. Nu, bet žiūrime tą video toliau, atsidarom. Labas, Edai, po metų, ar visi kiti po metų. Nežinau, ar aš šiuo metu dar YouTube'inu ir ar Labas, Edai, prieš metus. Bet jį filmuoju, kad aš jį pasižiūrėčiau po metų, arba jums dar parodyčiau. Taigi dabar turime 2022 metų spalio 20 dieną, 14 val. 51 minutė. Taigi... Jo, su šio video yra taip, kad aš neturėjau laiko spalio 20 dieną atsidaryčiau video, tai šiandieną yra spalio 2023 metai, spalio 22 diena. Ir 23 valandos 9 minutės. Taip, tai va, žiūrim toliau. Aš ką tik grįžau po salės, po sporto, kojų dieną padariau, nežinau, po metų aš sportuoju, nes sportuoju, šiuo metu Gym+'ą sportuoju. Wow, netgi reklamą aš pasakiau, kur aš sportuoju. Čia geras, ir ar aš šiuo metu sportuoju? Taip, aš šiuo metu sportuoju, tik kojų diena buvo labai seniai, nes per vasarą šiaip nesportau, tik dabar vėl rudenį pradėjau. Bet jo, kojų dieną biškį skipinu dabar jau, bet reikia padaryti. Vienu barake, VGTU barake su savo kambarioku Mindaugu, kurio nėra, yra tik jo lova. Ir čia yra mano viskas, jo, visai nice. Turiu to. Tai jo, tuo metu gyvenau su kambarioku Mindaugu, ten fone lėktuvas dar skrido, tai jo, virš lėktuvas. Tai jo, VGTU barake tai buvo 12 aukšte ir šiaip galiu skleist kambarį, nes nei aš, nei Mindaugas ten nebegyvename, tai yra 1207 A. Šiuo metu tas video buvo filmuotas ten, tai jeigu gyveni ten, žmogau, parašyk komentarą, čia būtų smagu išgirsti, kas ten bėra, tam barak ir tam aukšte aplamai. Tai jo, ten buvo kažkada mano studija, įdomioji, o dabar aš gyvenu bute, kaip matote, jau vos ne metai. Ir tuo metu, man atrodo, net kai video filmavau, aš netgi jau krauščiausi, gal planavau, tik tais ieškojau. Na, o dabar gyvenu su Povilu, kurį susipažinau barakį, ir Valentu, kurį jau pažįstu nuo pirmos klasės. Tai va, visai dabar patogiai, nes galiu bet kada, dabar 11 vakaro aš filmuoju video savo ramiai vienas. Kas man patinka turėti savo erdvę negu barakė, kur nėra savos erdvės beveik. Tokį setupą, laptopas, antras ekranas, mikrofonas, ringlightas, čia visokių dar nesąmonių. Čia matom privačiam begėdžius. Setupas. Aš paimsiu telefoną, aš nufilmuosiu jums setupą. Tai va, su setupu tokia situacija, kad mes turim tą patį laptopą, tą patį monitorių, pelėjau, skolintą iš Polo, nes per cesas sulaužiau savo originalią pelę. Turime dabar kamerą, kurią galėjau ir tada pajungti, bet aš nejungiau. Ir kamerą pajungiu tik trumpiem video, kaip šiam. Na, turiu lempą naują, stalą, nes taip, kambarys pasikeitė, reikėjo visko naujo. Serverį mūsų miesto Discordą, kurią mes čia ginčiamės nesiginčiamo. Tiesiog sakau Valentui, kad yra video, kur daugiau peržiūrų ten yra. Mano kanale šiuo metu. Jo, su privačiu begėdžiu serveriu liūdni popierių, nes jis baigės, jo nebėra. Nebėra to serverio ir jau pasibaigė ir krybų nebėra. Paskutinis video įkeltas prieš 23 valandas ir praradau mero pareigas savo mieste privačiame begėdžio serveryje ir aš turiu 13,5 tūkstančio prenumeratorių. Į mėnesį. Tai taip, apie video, ar ne apie video, tai mano paskutinis video yra prieš 3 savaitės apie kupranugarius iš Microsoft Advancement iššūkio. Ir ar nuo to video aš labai daug prikėliau video? Pakankamai. Metai laiko. Tai gal ne visai esu apleidęs tą YouTube. Na ir turiu 14,1 tūkstančių prenumeratorių, tai tik 600 prenumeratorių paaugau, kas yra labai mažai, tikrai mažai. Ir aš žinau, kad kodėl tai yra ir tai mano kaltė, tai mano tikrai kaltė. Šiuo metu įgaunu po 200, kadangi buvo apstojęs visą vasarą kurti. Šiuo metu įgaunu po 200, sako. Šiuo metu aš įgaunu po -5 tikriausiai paskutinį, kai aš žiūrėjau. Kas dar, esu 3 kurso multimedijos ir kompiuterinio dizaino studentas. Šiuo metu man eisiu į logotipų dizainą, skaityti darbą apie logotipo kūrėją, ten vienu žodžiu. Ir šiandien dar darbą reikia pasidaryti programų sistemų inžinerijos kursinio antrą dalį, analitiko darbą. Dėl būsto, tai kol kas dabar. Ok, apie studijas, dabar esu 4 kurse.
rytoj pastas nesirašai, šiandien ir sekmadienis, nes nėra paskaitų, antradienį nėra paskaitų, tik trečiadienį, tai va, eisiu darbą, dirbu labiau. Jo, labai daugas, ne tai, kad daug, bet tuo metu Edas sako, o aš eisiu ten ir ten, aš atsakysiu, dabar labai aš mažai univerį apsilankau, tik, nu, bet vien dėl tvarkaraščių ir paskaitų mažiau ir jo, rašau šiuo metu bakalaurinį darbą, wow, čia yra wow. Dabar su savo gerais draugais Valentu, Enrika ir jo Valentu ir Enrika ieškome buto, kurį dabar esame radę vieną iš geriausių ir prezervavę ir tikriausiai mes jį išsikraustysim, nežinau. Aš kalbu apie šitą butą. Mes, man atrodo, apie šitą butą kalbėjom, bet Enrikos, kaip matot, nėra čia. Pasikeitė viskas per savaitę ten. Gal net nepavyks šitas dalykas ir gal aš vis dar gyvenu barakė. Nebegyvenu barakė. Po darbą, freelancint, kurti reelsus vienam žmogui, bet dar nepradėjau ten normaliai visko daryti, o tik kol kas pabiški ten, nu kaip, tik vakar susitariau, tai va, nežinau kaip ten viskas dabar gausis. Turiu mašiną. Oh my god, aš atsimenu, taip aš ten biški pafreelancinau, bet man ten taip nepatiko ir aš nebefreelancinau daugiau. What the fuck, jo, dabar jau turiu darbą normalų, stabilų, geras. Ir darbas tiesiog techninio aptarnavimo specialistas, va tiesiog taip pasakysiu. BMW E90 benzinos dujos, kurie dabar turi problemų su dujomis, tai reikia važiuoti pas mechaniką. Štienas gyvena vienas... Tai va, turiu BMW E91 330D, dizelis, 3 litrai 107 kW, varo kaknadą. Nenoriu prisikalbėti, viskas yra jam gerai. Ir labai džiugiuosi atsikratęs savo senos mašinos, nes va, kaip ir sakiau, reikia varyti pas mechaniką. Oh my god. Nu, toks fainas žmogelis, Povilas, nežinau, po metų įdomu ar palaikysiu ryšius. Povilas šiuo metu čia gyvena su manim, tai va taip, va netgi įdomiai. Tai ką aš po metų tikiuosi tikriausiai YouTube'ai 20 000 prenumeratorių, gal išeis, gal. Jaunasis Edai, kuriam buvo 20 metų ir buvo labai naivus. Tu per daug tikėjais. Deja, bet tu paaugai tik 600 per numerą. Padarom predictioną, žiūrėkit, po metų nebus 20 000 prenumeratorių, bus 17 000. Padarom tokį predictioną, kad bus 17 000 prenumeratorių. Gal ne, žiūrint, ko aš užsiimsiu pagrindę. Gal jau turiu kokį darbą su studijom, susijusi su mano profesija, gal kokius video montuoju, ten pusę etatų ir vien normaliai uždirbu. Labai irgi įdomu. Gal YouTube'as tapo mano pragyvenimo šaltiniu. Jo, Edai, aš video nemontuoju, žinok, savo darbui. Bet patinka man darbas. Su studijom susijęs, su informaciniam technologijom, tai viskas gerai. Visiškai kitaip viskas pasisuko, negu aš tada turėjau viziją geras. Aš paskutiniu metu net nebeieškau nieko su video montavimu darbo, net geras. Bet kaip pasisuko viskas kitaip per metus laiko. Dabar normaliai dirbu, ne pusę etato daugiau ir tipo normaliai viskas. Wow, geras, kaip viskas pasikeitė. Turiu naują mašiną, gal turiu, neįsivaizduoju. Tu turi naują mašiną. Daugiau pažinčių. Nežinau, gal dar kažkas. Daugiau pažinčių? Faktas, kad tu turi daugiau pažinčių. Tu darbas susiradai naujų kolegų, naujos pažintis. Darbė. Daugiau pažintis, tai neįsivaizduoju. Ar yra? Na, yra pora žmonių, žinot, keli. Jo, bet gal nesileisiu toliau į detalės. Įdomu, ar vis dar esu toks biškiai autistas, o taip jo, kad taip daryčiau, nuostabu. Ir šitas video baigęs, ar ne? Žinai, ką tu, tipo, esi toks biškiai, bet sveiki. Oh my god, kiek pasikeitė visko. Va čia, kaip, nėra, kad tas pasikeitimas didelis, nes yra tik metai tarpas, bet vis tiek, kaip viskas pasikeitė ir požiūris viską kitaip ir aš kitur gyvenu. Tuo metu atrodė viskas kitaip. Ir po metų dabar aš turbūt, aš nežinau, aš gal jau turėsiu kitą darbą, gal kitose pareigose aš tam būsiu. Aš dabar kitaip į viską žiūriu. YouTube'as, aš nežinau, jis nebėra mano numeris 1, kaip buvo tuo metu. Ir ar po metų jis bus numeris 1, aš negaliu pasakyti, nes man tai fazė užeina viskas. Čia, wow. Ir numeris 1 turbūt mano gyvenime bus visai kitas dalykas, nes aš būsiu baigęs studijas, gal aš net Vilniuje nebegyvensiu, gal aš dabar grįžęs į Gargždus ar Klaipėdui kažkur, aš nežinau, gal aš chatą statausi. Wow, o čia, ta prasme, pasižiūrėti tokią viziją yra geras. Tai va, ačiū Hebra, kad žiūrėjot. Aš dar patikrinau, ar čia nėra už durų mano kambarioko. Bet ačiū Hebra, kad žiūrėjot. Susitiksime su šitų dalykų. Gal vėl po metų pažiūrėsime, kaip aš vėl pasikeičiau. Ir ačiū, kad esate mano gyvenimo kelionėje. Iki Hebryte. Nu tikrai, kad biški toks autistukas.